Ar jūs patinkate vyrams? Kartais mes mergaitės net nesuvokiame savo magnetizmo ir net neįsivaizduojame, kokį įspūdį paliekame. Šiandien pasižiūrėsime, ar jūs patinkate vyrams ir kaip jie jūs mato. Bus 3 variantai, pasirinkite kažkurį tai vieną. Pirmiausia, žiūrime, kokie jūs esate iš tikrųjų. Pirmas variantas, kokie jūs esate iš tikrųjų. Antras variantas, kokie jūs esate iš tikrųjų. Trečias variantas. Tiesiog pasirinkite kažkurį tai vieną arba galite pasižiūrėti visus 3 variantus. Ir galbūt jūsų intuicija netokia išvystyta ir pamatysit, kad kažkuris tai kitas variantas jums labiau tinka, negu kad tas, kurį pasirinkote. Ir taip, kas pasirinkote pirmąjį variantą, kokie jūs? Žiūrėkit, vyriška energija, monetų karalius. Tai nereiškia, kad jūs esate labai vyriška, ne, bet tai rodo, kad jūs esate žmogus, kuris sugeba pasirūpinti ir savimi, ir šeima, ir tokia esate dosni. Jums labai svarbus materialumas, ne, materialinė padėtis, toks jūs žmogus esate. Rūpestingas, iš lėto viską susidėliojęs, ne, ir jums labai svarbus pamatas po kojomis. Tai, ką jūs turite. Jums labai svarbu tvirtai stovėti ant kojų. Tai va, jūs tokie esate. Gerai, o pirmas įspūdis, kai jūs pamato vyrai. Koks būna jiems pirmas įspūdis apie jūs? Žiūrėkit, velnio arkanas krenta. Jie mato jumise ugnį, mato, kad jūs tokia charizmatiška, velniškai gundanti, tokia galinti ir pamanipuliuoti, ir akį pamerkti, ir tokia su ugnele moteris. Vat vyrai jūs tokia mato. Toks pirmas įspūdis, kad tokia visur galite praeiti galvą pakėlusi, tokia be galo seksuali, be galo traukianti, be galo patraukli. Pagal velnio arkaną yra taip. Gerai, kas prie jūsų traukia? Kokie jūsų pliusai? Traukia tai, kad jūs visą laiką turite pasirinkimą, kad jūs turite iš ko rinktis, ne, ir jiems tai patinka. Greičiausiai graži moteris vis dėlto esate, kas pasirinkote pirmąjį variantą, arba netgi tas grožis gali būti, mes matome akimis ir tarkim vertinam išvaizdą, bet žmogus kartais turi tą vidinį grožį, energiją tokią vidinę, kuri traukia. Kai moteris gali rinktis, visą laiką yra patraukli moteris ir vyrams, dėl to, kad jinai ne tik jį vieną mato ir ne tik į jį vieną įsižiūrėjus, įsikabinus ir laikosi, ne, bet kai yra galimybė, kai yra kažkokia konkurencija, tai vyrams visą laiką tokia moteris yra patrauklesnė. Gerai, čia traukia, o kas jumise atstumia? Ko galbūt jie nenorėtų, kad jumise būtų? Lazdų karalius. Atstumia tai, kad jūs esate labai valdinga prie viso to. 2 energijos vyriškos iškrito. Jūs tikrai, moteris, esate labai valdinga, viską turite savo rankose ir ne kiekvienam vyrui tai patinka. Faktas tas, kad vyras norėtų pats būti valdingas šalia moters. Tai galbūt tas jūs jumise ir atstumia, bet šiaip jūs patinkate vyrams. Pagal iškritusias kortas sakyčiau, kad net labai patinkate. Gerai, žiūrime, kas pasirinkote antrąjį variantą. Kokie jūs esate iš tikrųjų? Vėl krenta lazdų riteris, vėl vyriška energija. Čia jūs esate moteris labai seksuali, labai veržli, pilna energijos ir jūs tokia savyje turi tokią savybę. Visur lėkti, bėgti, skubėti, šovė kažkas į galvą ir lekėt. Ir tokia jūs esate iš tikrųjų, tokios jūsų energijos. Gerai, o vyrai, kokį įspūdį susidaro, kai jūs pamato? Kokį įspūdį susidaro vyrai, kai jūs pamato? Koks tas pirmas įspūdis būna? Pirmas įspūdis, kokį vyrai susidaro jūs pamatę, tai čia yra šeimos arkanas, toksai kolektyvo arkanas. Jie mato, kad jūs labai bendraujanti, kolektyvinis žmogus, aplink jūs daug žmonių, jūs tokia švelni,
šilta, niekur neskubanti. Nors iš principo jūs esate kaip tik tai labai pilna daug energijos, bet pirmas įspūdis apie jūs tokio žmogaus, kuris gerai stovi ant kojų, kuris rūpinasi savimi, kuris gerai atrodo, geros išvaizdos, kuris turi tvirtą pagrindą po kojomis. Gerai. Kas prie jūsų traukia, žiūrim. Vėl monetų devintukas. Čia yra tokia savijauta, kai jūs patenkinta tuo, ką jūs turite. Jūs apsirūpinusi, jūs kažką tai jau gyvenime pasiekusi ir jūs džiaugiatės tuo. Jūs spinduliuojate tai, kad jums viskas yra gerai. Čia 2 monetų kortos iškrito, ne? Tas pirmas įspūdis, kad jūs tikrai turite tvirtą pagrindą po kojomis ir jūs mėgaujatės tuo, jūs džiaugiatės tuo. Jūs pasirūpinusi savo kūnu, jūs gražiai atrodote, gražiai apsirengusi, susitvarkiusi. Ta prasme, jūs tokį įspūdį sudarote žmogaus, kuris turi kažką tai, kuris kažką tai jau pasiekė. O kas jumise atstumia? Vėl monetos krenta. Galbūt vis dėlto atstumia pragmatiškumas, galbūt netgi perdėtas rūpinimasis savimi. Galbūt jūs tiek puoselėjat save, tiek puoselėjat savo kūną, kad tas jau labai netgi krenta į akis per daug. Tai tas dalykas irgi gali truputį ir atstumti. Bet iš principo jūs patinkate vyrams, jūs traukiate vyrus, ane? Jumise yra kažkas tai tokio, kas priverčia atsisukti jums praėjus. Ane? Gerai, žiūrime, kas pasirinkote trečiąjį variantą, kokie jūs esate. Monetų ketvirtukas. Jūs esate gana stabili, jūs nenorite jokių pokyčių savo gyvenime, taip kaip jūs turite, jums taip yra gerai ir jūs šiuo metu jokių naujovių į savo gyvenimą įsinešti nenorite. Gal netgi truputį taupi, net nerodote jausmų, ane, taupote net ir jausmus, ne tik tai, kad kažkokius tai ten finansus daiktus, bet ir jausmus taupote, nesišvaistote. Tai jūs toksai žmogus esate. Gerai, o koks pirmas įspūdis, kai jūs pamato? Lazdų pažas mato jumise tokį jaunatviškumą, tokį veržlumą netgi, sakyčiau, žingeidumą. Jūs galite būti tokia ir paslaugi, ir tokia visur dalyvaujanti, visur tokia siūlanti netgi savo paslaugas, savo pagalbą, va tokia. Ir, pirmas tas toks įspūdis, kad jūs toksai, jaunatviškas, energingas žmogus. Gerai, kas prie jūsų traukia? Kokie jūsų pliusai patraukia? Monetos. Vėl, čia yra bendradarbiavimas. Tai, kad jūs labai puikiai komunikuojat. Kaip ir sakiau, jie tavo tokį pirmą įspūdį susidaro, kad jūs bendraujate, kad jūs galit pasiūlyti savo paslaugą, pagalbą, ne? Tai čia tas toksai bendradarbiavimas, ne, jumise ir paperka. Jūs pamato galbūt kažkokioje tai veikloje, ne, kai susipažįsta, tas pirmas įspūdis, galbūt jūsų darbiniai kažkokioje aplinkoje, galbūt draugų rate kažkokia mane ir būtent tas bendradarbiavimas, kad jūs tokia komunikabili, kad jūs mokate paprastai bendrauti, nekeliat nosies, neužriečiat, ne, tas jumise patinka, tas paperka. Gerai, o kas jumise atstumia? Ko norėtų, kad jumise nebūtų? Vėl monetos. Čia šaltumas yra. Atstumia būtent šaltumas, tai kad galbūt kažkam tai rodote dėmesį, ane? Bet galbūt tas dėmesys toks truputį paviršutiniškas, o norisi iš jūsų labiau tokio šiltesnio dėmesio. Vat jūs nerodot iš tikrųjų tų tikrųjų jausmų, ane? O vyrams norisi, kad jūs rodytumėte. Tai va tas jūsų šaltumas toksai truputį atstumia, ane? Toks, kad jūs nors ir liktai energinga, lyg ir siūlot savo paslaugas, savo kažkokią tai pagalbą, bet labai taip skupiai, sakyčiau, truputį prisilaikydama, neišsibarstot. Ane? Tai tas dalykas jumise truputį ir, atstumia. Bet tai, kaip ir
nėra didelė problema iš tikrųjų. Čia tik tai pirmi įspūdžiai, kaip jumis pamato, ne, koks yra tas pirmas įspūdis, ar jūs patinkate vyrams, ne, pabendravus jūs galite keistis, ne. Tai va, sakyčiau, kad visi 3 variantai yra tokie, kad jūs vyrams patinkate. Vienos dėl vieno dalyko, va čia, pavyzdžiui, labai išvaizda seksuali, tokia labai patraukli, gundanti, kitos va čia labai prisižiūrinti savo išvaizdą, ane, mergaitės gali būti, kurios irgi traukia tuo, kad gali eiti iškėlusios galvą ir tikrai žino, kad gerai atrodo. Ir savo bendravimu pritraukia irgi. Tai va, 3 skirtingai variantai visiškai. Jei ši žinutė jums rezonavo, parašykite komentaruose, kurį variantą pasirinkote. Man labai įdomu, kiek tai atitiko jūsų pačių pojūčius. Ir dėkoju, kad esate čia ir iki sekančio karto.